kalnų, ne tai, kad kalnų viršūnės, ar ne, kalvų viršūnės. Tačiau dr. Watso tyrimas atskleidė, kad daugiau negu 90% šitų stotelių termometrų, kitaip sakant, yra netinkamose vietose. 96 yra parkavimo aikšteliuose, ant pastatų, prie plytinių sienų arba prie kitokių dirbtinių aplinkų. Plytos, asfaltas ir kitos žmonių konstrukcijos, kiti materialai naudojami tuose aplinkose, dirbtinai sulaiko šilumą, privedant prie warming bias, arba kitaip sakant, rodo šiek tiek per karštą temperatūrą, negu kad iš tikrųjų yra. Termometrai pastatyti į natūralias sąlygas registruoja žemesnės vidutinės temperatūros ir tai yra faktas. Pabandykite labai karštą dieną ant saulės pastovėti ant asfalto. Nereikia niekam aiškinti, ką tai reiškia. Tai nėra sakyti, kad nėra tam, kad pasakyti, kad miestai arba parkavimo arba, reiškia, greitkeliai nėra šilti. Jie iš tikrųjų yra, ir tai yra faktas, jie iš tikrųjų yra žymiai šiltesni negu natūrali gamta, nes natūralioje gamtoje medžiai sulaiko didžiąją dalį šilumos. Miške, pavyzdžiui. Taigi, nėra todėl, kad planeta kaista, o yra todėl, kad mes statome dalykus, kurie sugaudo ir išlaiko daugiau karščio negu gamta motulė galėtų sugauti ir išlaikyti, reiškia, ir tai yra jaučiama mūsų pačių, reiškia, šitose renginiuose ar kažkaip panašiai. Taigi, tai vadinasi, kaip suklastoti duomenis, ogi paprastai. Ir kiek žmonių susimasto apie tai, kad, reiškia, kad visas šitas, reiškia, naratyvas yra kaip ir COVID statistika, kūrima feikiniais kažkokiais reikalais, panaudojant aplinką, reiškia, gudriai ir skaičiuojant vien tam, kad apmulkinti visus žmonės. Taigi, kaip čia rašoma, be klimato kaitos Liepos vasaros karštis Jungtinėse valstijose pietvakariuose būtų praktiškai neįmanomas. Taigi, atseit, ar ne? Taigi, jeigu prisiminsite ir pasikasite, kaip sakant, atminties kelyje, tai karščio bangos buvo 1925 metais, 30 metais, 50, 80, 85, 90, 95, 2012, 2020 ir taip toliau. Šitos bangos karščio, reiškia, šitas dulkių kamuolys iš 1930 ir 80 išsiskiria kaip išskirtinai karštas prieš daugelį dekadų. Niekas negalėtų pasakyti nesijuokdamas, kad paskutinę Liepą Teksase buvo beprecedentė. Kaip jie kad deklaruoja, kad čia beprecedenčiai karščiai, kokie karščiai beprecedenčiai, ką jūs pezat? Televizorių ir visi kiti. Taigi, ko gero politizavimas oro reiškia, kad mes turime suspenduoti, reiškia, užgniaužti savo netikėjimą visų tom ir ištrinti tiesiog praeitį. Praeitis buvo ištrinta, ištrinimas buvo užmirštas ir melas patapo tiesa. Orvelis, 1984 metai. Klimato tyrėjai neegzaminavo El Niño efektų, tačiau jie įsitikinę, kad El Niño neturi jokios įtakos. El Niño